Labas vakaras Dzūkijos televizijos žiūrovai. Eteryje informacinė laida Vandentvarkos naujienos. Šį kartą laidoje pateiksime informaciją, kuri aktuali Miklusėnų gyventojams, mat nuo kovo 1 dienos jiems keičiasi geriamojo vandens tiekėjas. Prieš keletą metų uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys įgyvendino projektą vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste, kurio metu miesto individualių namų kvartaluose, o taip pat ir Miklusėnų gyvenvietėje buvo renovuota bei naujai paklota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai. Įgyvendinus projektą buvo suteikta galimybė beveik 4000 Alytaus miesto gyventojų ir beveik 800 Miklusėnų gyventojų prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. To pasekoje nuo kovo 1 dienos Miklusėnų gyvenvietėje keičiasi vandens tiekėjas. Tas projektas buvo baigtas, pakloti tinklai ir tie tinklai tapo mūsų įmonės nuosavybė. Ir Miklusėnų gyvenvietėje tokia susidarė situacija, kad tie nauji tinklai yra mūsų tinklai ir mes kaip jau turėtume tiekti paslaugas, o kitoje dalyje, kur buvo anksčiau jau ir turėjo paslaugas gyventojų, šiuo metu jie kaip ir priklauso Alytaus rajono savivaldybei ir juos eksploatavo veiklą vykdė Simno komunalininkas ir paslaugas tiem gyventojams teikė Simno komunalininkas. Tai iš principo buvo sprendžiamas klausimas, kaip išvengti tokios galbūt dviprasmiško dalyko, kad neatsirastų du tiekėjai vienoje gyvenvietėje ir kad visi gyventojai gautų vienodą paslaugą ir vienomis kainomis. Ir po tiek darybų, tiek ir susirašinėjimo su įvairiomis institucijomis dėl galimybių vykdyti paslaugą atitinkamai vienam tiekėjui arba mums, arba komunalininkas, priėjom kaip galutinį variantą, galutinis susitarimas, kad veiklą šioje gyvenvietėje vykdytume mes. Ir, aišku, Alytaus rajono savivaldybės taryba šitą sprendimą patvirtino ir galutinai yra nutarta, kad nuo kovo 1 dienos mums perdodami yra tie ir buvę rajono savivaldybės tinklai mums eksploatuoti ir jų paslaugas pilnai visai gyvenvietei nuo kovo 1 dienos šių metų teiks mūsų įmonė. Įvedus šią naują tvarką, kuomet Miklusėnų gyvenvietės vandentiekio nuotekų bei lietaus nuotekų tinklai perduodami eksploatuoti bendrovei Dzūkijos vandenys, gyventojams nepatogumų nekils. Iš principo keisis tik tiekėjas, nes kaip tiekėjo pavadinimas ir aišku paslaugų kaina. Kaina, turbūt žino, jau Miklusėnų gyventojai tikrai žino, manau, dauguma, kad kaina bus šiek tiek mažesnė taikoma negu buvo Simno komunalininkui, nes tai yra įteisinta teisės aktuose ir mūsų įmonės visiems vartotojams taikoma viena kaina. Tai, Miklusėnų gyventojai mokės tą pačią kainą kaip ir Alytaus miesto gyventojai. Nepatogumai galbūt tokie, kad, reikės, jau perdaryti, būtent įforminti, perdaryti sutartis dėl šitų paslaugų teikimo reikės su mūsų įmonė. Tai bus jau yra gavę, gyventojai yra gavę pranešimus iš Simno komunalininku, kad yra su jais nutraukiama esama sutartis su Simno komunalininku ir bus sudaroma su mūsų įmonė. Siekiant užtikrinti tinkamą atsiskaitimą už paslaugas ir gyventojų, kurie buvo sudarę sutartį su savivaldybės įmonė Simno komunalininkas, patogumui bendrovės Dzūkijos vandenys atsakingi darbuotojai nuo šiandienos, tai yra vasario 25 dienos iki kovo 7 dienos vykdys sutarčių sudarymą, atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų parodymų nurašymą bei apskaitos prietaisų plombavimo sudarytų grafikų. Tiek mūsų tinklapyje, tiek yra iškabinta Miklusėnų gyvenvietės informacinėse stenduose skimta pati tvarka, kaip mes numatome tą sutartis perdarinti ir kad gyventojams būtų mažiau nepatogumų. Mes numatome nuo vasario 25 dienos mūsų atsakingi darbuotojai tiesiog jau vyks tiesiogiai pas gyventojus į namus, kur atliks, skaitiklių parodymų nurašymus, perplombos apskaitos prietaisus ir bus galima iš karto sudaryti sutartį su mumis. Tiesiog keičiame gyventojus, kad tikrai mes išdėliojam ten, kuriuose gatvėse, kuriomis dienomis vyks mūsų atsakingi darbuotojai ir tiesiog prašome rasti galimybės tuo metu būti namuose ir tokiu būdu bus operatyviausias būdas. Nes bet kuriuo atveju, mūsų darbuotojas anksčiau ir vėliau turi patekti, apsilankyti, būtent atlikti plombavimą ir parodymų nurašymą. Šitas yra atlikti būtina.
sutartys, kaip galima galbūt ir šiek tiek vėliau, bet būtų geriau tą padaryti kuo operatyviau. Grafikus, kada bendrovės darbuotojai lankysis Miklusėnuose, galite rasti adresu vandenys.lt arba gyvenvietės informaciniuose stenduose. Šį kartą tiek. Iki kito karto.